Sveika, mieloji, šiandien kreipiuosi į moteris ir prieš pasakodama tą esmę, mėsą, dėl ko čia susitikome, noriu kalbėti apie mitybos įtaką perimenopauzės amžiaus moterims ir reikšmingus pokyčius organizme, kai pereiname prie teisingos mitybos, bet prieš tai, kol renkatės, matau, noriu papasakoti savo tokius įspūdžius. Ką tik grįžau po savaitės Kipre atostogų, tokių darbostogų, sakysime. Ir iš tiesų mes gyvenome ant pat jūros kranto, mes gyvenome tokį lėtą gyvenimą, ten nebuvo streso, tai buvo jūra, saulė, nuostabus klimatas. Ir kas svarbiausia, aš pirmą kartą gal gyvenime valgiau tobulą Viduržemio regiono maistą. Prasme, laikiausi to Viduržemio mitybos. Ir tai labai skiriasi nuo to, kaip maitindavome, sakysim, ar Italijoje, Ispanijoje, ar tam pačiam Kipre, kai valgydavom restoranuose, kur mums atneždavo tų visokių skanų vynų, labai daug. Ne, čia mes valgėme namie. Ir tai buvo tobula. Aš per tą savaitę mano savijauta tai pagerėjo. Ir kai aš valgiau tą maistą, žalias daržovės, žalialapės, ką tik kalendras, salotas, ten, žodžiu, petražolės, ką tik nuskintas iš lysvės, dabar ten derlius. Žuvis ką tik pagauta. Ir ten sūris halumi kažkoks, be jokių saldumynų. Tai buvo, toks jausmas, kad ten tu valgai ir kiekviena ląstelė tavo klykia, kad, kaip man gerai. Ir gal tada aš pirmą kartą, žinokit, iš tikrųjų pagalvojau, kad kai žmonės sako, kad galima viską gauti su maistu, jie yra teisūs. Iš tikrųjų, yra šalių ir gyvenimo būdo, kaip sakyti, tokių gyvenimo būdo scenarijų, kai tu gali visą tai susirinkti, jeigu dar ir nestresuoji, gyveni lėtą gyvenimo būdą ir tai yra kokie 3% žmonių. Ir aš tai pripratau ir miegas ten buvo tobulas, anksti gulėm, anksti kėlėm, žodžiu, tobuliausia mano savaitė turbūt gyvenime tokia sveikiausia. Ir aš pagalvojau, aš visą tą perkelsiu į Lietuvą, nes ir čia yra salotų, ir čia galima keltis, ir vaikščioti, ir galvoje maudytis, visą kitą. Lietuva pasitiko sniegu, pūgom tokiom, ir po trupučiuką aš supratau, nesinori tų iš žalialapio, norisi šiek tiek kažko šiltesnio ir krakmolingo, ir žiūrėk, svečiai kažką atveža, ir taip ganėtinai sunku išsilaikyti, bet stengiuosi. Ta prasme, mes, lietuviai, galime laikytis tos adaptuotos Viduržemio regiono dietos. O kodėl vertėtų, šiandien ir noriu pakalbėti ir pradėsiu nuo to, kas man yra reikšmingiausia, kas mane labiausiai įtikino, nuo mokslinių tyrimų. Dabar iš tikrųjų yra labai daug dietų ir laikomasi ir protarpinio, ir keto, ir carnivore, ir vieniem tas tinka, kitiem tas, bet pažiūrėkime, ką kalba mokslas ir kodėl Viduržemio regiono mityba vis dėlto yra numeris 1 tarp visų dietų, jeigu kalbam statistiškai apie žmones. Taigi, 24 metais mokslinio žurnalo PubMed puslapiuose pasirodė tokia sisteminga apžvalga, kurioje buvo apžvelgta išanalizuoti 7 kokybiški tyrimai apie Viduržemio regiono dietą tos perimenopauzės amžiaus moterims ir paaiškėjo, kad reguliarus šios dietos laikymasis sumažina svorį, kraujospūdį, trigliceridus, blogąjį tą MDL cholesterolį. Ir tai yra ypač svarbu moterims, nes po menopauzės netekus estrogenų apsaugos širdies ligų riziko moteriams labai reikšmingai išauga.
25 metais prestižinėme žurnale Scientific Reports buvo paskelbtas toks kryžminis tyrimas, kuriame dalyvavo 150 menopauzinio amžiaus moteris, perimenopauzinio amžiaus moteris nuo 42 iki 63 metų ir tyrėjai vertino, kaip jos atidžiai laikosi tos viduržemio dietos ir lygino šį rodiklį su menopauzės simptomų sunkumu ir rezultatas buvo labai aiškus. Moteris, kurių dieta labiausiai atitiko tuos viduržemio principus, jos reikšmingai rečiau patyrė vidutinio sunkumo ir stiprias karščio bangas ir seksualinį diskomfortą. 22 metais žurnale Frontiers in Endocrinology buvo publikuotas tyrimas su 500 beveik menopauzinio amžiaus moterimis ir vėlgi tas tyrimas parodė, kad kuo labiau laikėsi moteris tos dietos, tuo mažesnis buvo moters svoris, jos mens apimtis ir nutukimo rizika. Ir vienas ryškiausių tokių atradimų šiame tyrime buvo, kad moteris valgančios ankštinius, tai yra lęšius, patelės, avinžirniai, bent 3 kartus į savaitę jautė mažiau menopauzės simptomų apskritai. Ir galiausiai vienas didžiausių tokio tipo stebėjimų Australijos tyrimas, ilgalaikė moterų studija, kurioje dalyvavo per 6000 moterų ir tas tyrimas truko 9 metus. Ir tyrėjai nustatė, kad vis dėlto tos moteris, kurios kuo grįžčiau laikėsi tų dietos principų, viduržemio dietos principų, jos žymiai reikšmingiau man skundėsi karščio bangomis ir naktinio prakaitavimo epizodais. Ir 9 stebėjimo metai ir 6000 moterų iš tikrųjų tiems rezultatams suteikė gana didelį svorį. Kodėl būtent ši dieta veikia menopauzės metu ir koks yra tas mechanizmas? Visą mūsų reprodukcinį amžių, moters reprodukcinį amžių, estrogenai, moteriški hormonai veikia kaip antiuždegiminis, toks priešuždegiminis skydas. Ir kai jų lygis krenta, to skydo nebelieka ir uždegimas tiesiog gali labai stipriai išaugti, o tai lemia ir demenciją, smegenų rūgą, ir smegenų skausmus, ir padidintą širdies ligų riziką, ir apskritai suprastėjusią imunitetą. Ir viduržemio dieta būtent yra viena labiausiai tokių priešuždegiminių mitybos sistemų, todėl iš dalies kompensuoja šį estrogenų praradimo mechanizmą. Be to, tyrimai rodo didžiulę sąsają tarp cukraus, insulino rezistencijos ir karščio bangų. O ši dieta yra turtinga skaidulų, kurios stabilizuoja gliukozės šuolius, o tai tiesiogiai veikia karščio bangas, jų dažnį ir intensyvumą, tai moterims, kurios jau patiria karštpelius, labai rekomenduojama atsisakyti cukraus. Ir dar vienas aspektas, tai yra kaulų sveikata, beje, tokia negailestinga tokia tiesa yra, kad po 50 metų pusė moterų patirs kaulų lūžį nuo osteoporozės. Ir būtent dieta praturtinta, labai daug vaisių, uogų, daržovių, ar ne, augalinės mitybos pagrindai, ypač kryžmažiedžių, tiesiog gali sulėtinti klubikaulio to kaulo netekimą jau per 12 mėnesių, taip rodo tyrimai. Betgi, ką mums valgyti praktiškai? Ar Lietuvoje įmanom laikytis tos viduržemio regiono mitybos, bent jau adaptuotos? Ar Italės ir Graikės iš tikrųjų mažiau ženkliai kenčia nuo menopauzės simptomų? Jeigu norit sužinoti apie perimenopauzę plačiau iš visų kampų ir eiti per ją struktūruotai, su žiniomis, su individualiu planu, konkrečiais receptais, paskaitomis,
grupės, moterų grupės palaikymo ir konkrečia netgi pagalba, sakysime, maistinių medžiagų, teisingų, vartojamų. Apie tai esu parengusi menopauzės programą. Ir mes startuojame nuo gegužės 11 dienos. Po šiuo įrašu, ar jūs žiūrėsite live transliaciją, ar vėlesnę, ar YouTube kanale, ar tinklaraštyje, aš įkelsiu nuorodą registracijos į menopauzės programą. Jūs galite registruotis arba su papildų protokolu, rinkiniu, tai tada jums dalyvavimas nemokamas, arba tiesiog nusipirkti žinių paketą ir dalyvauti su savo mėgstamum žolėm, papildais, jeigu tiesiog norite pirmą išgirsti, ar verta jums, tiesiog stengtis, daugiau pasistengti. Tai šiandien tiek žinių jau nebe iš Kipro, iš Molinių. Netrukus užbaigiu transliaciją ir įkeliu nuorodą. Pakvieskite savo drauges, moteris 40+, jau verta apie tai sužinoti, kad paskui nereikėtų taisyti, kaip sakyti, duobių. Geriau, kad jų neišmuštų tas gyvenimas. Tai iki, čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė, ieškokite manęs šiuo vardu YouTube kanale, Facebook profilyje ir tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt. Jeigu turite klausimų, ypač menopauzės metu, labai laukiu jūsų komentarų, labai laukiu jūsų gal net laiškų ar žinučių asmeninių, nes visa tai man bus labai reikalinga, mums visom bus reikalinga, kai mes eisime per tą 3 savaičių menopauzės programą. Registracija prasidėjo, laukiu jūsų